Projektą pristato Omnitel ir Samsung. Realiai čia žuvis, not chicken. Vos nusprendus iškeliauti į dar nematytus kraštus ir pasiryžti naujam iššūkiui, dar būdamas namuose naujausių technologijų pagalba aš bandau atsidurti ten gyvenančių žmonių pasaulyje. Tam tikra prasme įsijausti jų kasdienybę ir įpročius, bent virtualiu būdu pravažiuoti per dar mūsų laukiančias vietas. Šį kartą mūsų tikslas – Pietryčių Azija. Tiksliau 3 šio regiono šalis – Vietnamas, Kambodža ir Laosas. Viena iš šio pasirinkimo priežasčių – pamatyti šių valstybių pašėlusi laukinį kapitalizmą, kuris, paradoksalu, puikiai sugyvena su keistai išsikerojusio socializmo liekanomis. Kurią vietą šiame chaose užima religija? Kaip atrodo šalis, kurią Amerikos armija dar prieš pusę amžiaus bandė sulyginti su žeme? Ir kas turėjo atsitikti žmonių galvose, kad vien tik ideologiniu pagrindu Kambodžoje buvo nužudyta milijonai nekaltųjų? Aplankyti vaikus giliausiose džiunglėse ir išgirsti jų išmoktą eilėraštį kaime ant vandens mums atrodė nemažiau svarbu, negu įgyvendinti beprotiškai lietuvišką misiją. Bet labai svarbi misija. Su etikete. Tad įsitaisykite patogiai, nes jūsų laukia 5 dar vienos kelionės dalys. Dar 5 pasakojimai. Su Buda per džiunglės. Answer like an army, okay? Yes or no? Yes or no, I asked. Vat štai tokia situacija susiklostė. Mes atvažiavome į Hanojų ir kaip taip įprasta jau mūsų kelionėse pradžioje mums nepavyko iš karto gauti automobilį, taip kad tenka laukti. Mechaniniai, popieriniai reikalai. Tačiau, kad laikas neprailgtų, mes paklausime, kur čia galima neblogai praleisti laiką. Ir mums pasiūlė atvažiuoti į Halongo įlanką. Čia iš tikrųjų yra nuostabus vaizdas apie 2000 salų įvairiausių, tik tai jos rūke kažkur kol kas paskendusios. Ir juokingiausia tai, kad mus patalpino į tą laivą žmonės, su kuriais sunku susikalbėti, nes jie nelabai angliškai kalba. Vienintelį žodį supratom, kad mes grįšim rytoj. Šitie visi sceniniai laivai ir mena dar prancūzų laikus. Pakankamai saugus laivai, kaip rašo, tik 2011 metais nuskendo 11 turistų ir 1 ekipažo narys. O štai čia tokia romantika visa padaryta. Galima įsijungti vėją, jeigu veiktų. Tai aišku, neveikia. Veikia. O štai čia kompozicija, čia gali suprasti kaip nori. Pavyzdžiui, jeigu įsimylėjusių porelė plaukia, tai gali suprasti kaip romantiškas gulbės. Dar vienas keistas daiktas, kurį aš radau. Plaktukas. Čia apsigint nuo užpalikų gal? Ne. Jeigu nedaug dėja laivas pradės kesti, kad langą geriau užsimušti. Štai toks tas mano romantiškas kambarys. Halongo įlankoje, kaip ir visame Vietname, pastebėjau pirmą kartą, kad tai labai staigiai sutemsta per maždaug 10-15 minučių.
tai nėra toksai ilgas vakaras kaip Lietuvoje, yra šviesu ir po to labai staigiai viskas užgesta. Atsidūrus tokioje vietoje ir tokioje aplinkoje būtų nuodėmė praleisti progą pažvejoti. Žvejojant Halongo įlankoje Vietname svarbu ne tik tai maloni kompanija, štai kaip tos damos, kurios mums čia padeda žvejoti, bet ir speciali avalynė pritaikyta žvejybai. Štai šios baltos guminės šlepetės. Dar žvejojant dar vis laik trukdė tos plaukiantis turgeliai. Vienu metu prie mūsų susibūrė bent 3 ar 4 valtelės, kuriuose sėdėjo vietnamietės, meistriškai valdančios irklą ir prisikrovusios savo valteles ten visokių prekių. Mano gilių įstikinimu, jeigu mes čia bandom pasigauti vakarienę, tai nieko gero nebus ir metas vynioti meškeres. Eik. Daugiau žuvies liks. Na va, kantriausia apdovanojami sėkme. Kalmaras. Tikras. Kalmaro akis buvo labai didelės, išsigandė. Man atrodo, ir Marčius šiek tiek išsigandęs tokį gyvūną pagavęs pirmą kartą. Kalmaras yra žuvis? Tai aš norėjau paklausti, jeigu čia žuvis, tai aš tada karosas. Mėly mūsų žiūrovai, nusileidus saulei ir nurimus vėjui, aš noriu nuoširdžiai jūs pakviesti į mūsų rubriką Pasaulio puodai ir jos vedėjas Vytaras Radzevičius. Labas vakaras. Šiandien pas mus programoje Haulongo spring roll, išvertus lietuvių kalbą, Haulongo pavasariniai ritinėliai. Tam, kad juos pagaminti, reikės tokio nedidelio rankšluostuko drėgno, kurį reikia taip gražiai lygiai išdėlioti lėkštėje. Ir taip pat pirštinių, kurių galima rasti dažnoje Lietuvos degalinėje. Visada nustebinsiu svečius, padėję jas prie svečio lėkštės. Tada įmate ryžių paplotėlį, kuris parduodamas bet kuriame prekybos centre egzotiškų prekių skyriuje. Taip? Pirštinės tam reikalingos, kad jis neliptų. Patėsat gražiai ant rankšluostuko ir dėliojate tofu planai pjaustytą, agurko planai pjaustytą, morkvų planai pjaustytų, salotų pageidautina pailgai pjaustytų, kalendros, kas mėgsta pagal skonį taip pat. Ir tokių dar būna tose egzotiškose skireliuose šilkinių ryžių makaronų. Ploni tokie labai, virti. Visą tai sudedat, truputį paspaudžiat, kad būtų tokie cilindro formos. Užlenkiate, štai taip. Ir po to vyniojat toliau. Daugiau nieko daryti nereikia. Štai jūsų rankose paruoštas pavasarinis Haulongo ritinėlis. Galite pamirkyti į aštresnį padažą, jeigu jo po ranka nėra, mirkykite tiesiog į soją. Na ir mes su žiūrovais nekantraudami laukiame reakcijos mūsų laidos vedėjo, ar pavyko patiekalas. Skanu. Mūsų rytinės maldos išgirstos dėja nebuvo. Automobilio vis dar neturėjom. Naiviai ir patikliai jau kelintą dieną belaukiant kelionį vis dar žadamos transporto priemonės, patraukėme toliau nuo sostinės į kaimą. Kol nėra automobilio, tenka išbandyti visokias transporto priemonės. Vietname dviratis buvo labai populiarus, tačiau dabar padaugėjo motorolerių ir mažos galios motociklų. Ir dviračiai beliko tik kaimuose, pavyzdžiui, kaip šiame Kak Luo vadinasi šis kaimelis. Jeigu užsimertum dabar įsivaizduotum, paklausytum garsus, gali įsivaizduoti, kad esi kažkur Lietuvoje pagal gaidžius. Gaidys lietuviškas, bet automobilio variklis ne. Čia ne automobilis. Metas būtų ir atskirtas. Tai skambina tavo bičiulis vietnamietis, ką sakė apie mašiną? Skambina ir jisai dabar
užsiema netgi kalba apie tai, kad jis surado alternatyvų variantą, nes ta mūsų pirmasis variantas padėtas ant plytų ir tvarkomas, jau nežinau kiek, 5 dienos. O alternatyvusis variantas tai yra tokia pati mašina, tas pats modelis, tik tai kito šeimininko. Bet ten reikia dabar daug dokumentų tvarkyti. Tai kuris variantas suveiks, aš nežinau, bet situacija kebli. Situacija kebli ir mes irgi ant plytų stovim. Netrukus pamatysite, kodėl Vietnamo moteris juokiasi iš Lietuvos vyrų. Realiai čia žuvis, not chicken. Kur buvęs, kur nebuvęs, staiga priėjo Martynas čia kaimelė Vietname. Noriu pažiūrėti, ar jisai įsisavins tą įrankį, nematęs kaip juo elgtis. Jums užduotis Martynai. Nu tai kaip čia dabar? Ką, kapot? Nu tai žiūrėk. Tai kas čia nemoka kapot? Visi kapot moka. Pasiemi mečetę. Nu ir aš taip dariau. Nu ir ką? Ir? Va taip. Ir kapoji pliaus kelią. Nu tai dulkės labai kyla. Jo. A. Šitaip. Kiek jūs čia taip kaposi? Aš jums galiu pasufleruoti truputį. Aš ir taip kapoju. Papaimi kitam kelai. Ir pavarai. O taip. Šitaip. Kadangi vietnamiečiai vyrai buvo labai pavargę ir šiuo metu turėjo rimtesnių užsiėmimų, moterims į pagalbą ryžių laukuose teko ateiti lietuviams. Ai, tai matai, po gabaliuką va šitaip. Du. Ryžių sodinimas, tai turbūt galima pajuokauti nedulkinas darbas, dulkių nekeliantis darbas, nes visą laiką esi drėgmėje, arba purve, arba apsemtame lauke. O jeigu aš įlipsiu? Labai įdomus procesas. Aišku, sunkiem žmonėms turbūt labai sudėtinga būtų dirbti tokį darbą, nes Vytaras iš karto pradėjo grimzti. Kas čia taip juokinga, atsiprašau. Ir pasodindamas vieną daigelį, kokius 3-4 sumindydavo. Nu ir kas jūsų veiksmai? Nu, labai įdomu. Dabar reikia išlipti iš lauko. Įdomu būtų stebėti. Būtų gerai nesumindžioti ryžių. O. Labai žmonės draugiški, iš tikrųjų, kalbant ir apie šį kaimą, ir apie visą Vietnamą, tai šypsosi, nepaisant to, kad sunkiai sekasi susikalbėti, nes angliškai visiškai nekalba. Nau? Dabar su manimi. Nu gerai, bent jau žinau, kad vakarienę turėsim, tai vis ramina šiek tiek. Vieni eina kas bulvių, kiti vabalų nuo medžio. Vieni renka obuolius, kiti vėlgi vabalus. Pradedam tradicinę rubriką Svetimi puodai ir pirmiausia, ką reikia daryti, žengiant čia Vietnamo kaimelėje į virtuvę, reikia nusiauti batus ir ją užeiti. Ką mes ir darome. Virtuvė yra antrame aukšte, kaip ir visi čia nameliai ant polių. Hai. Wow. Kas čia? Kas čia yra? Kriu-kriu? Ne? Kakariekų? Tai kas ten verda ten? Viduriai? Kiaulės, kiaulien? Na? Ne šuo? Galima drąsiai teigti, kad Vytaro išrasta garsų ir gestų kalba yra tokia universali, kad tinka bet kurioje pasaulio šalyje. Kas čia yra? Ryžiai? Aplinkui auga? Ryžiai? Aplinkui auga. Kom? May I try? Lietuvoje neteko austi, nors
esame matę ne kartą, kaip tai darė mūsų močiutės, kaip tai buvo senovėje. Okay. Čia viskas dar gyvai vyksta. Gestų kalba pavyko greit sužinoti subtilybės, kaip reikia austi tą audinį. Svarbiausia yra prispausti kiekvieną eilę siūlų labai gerai. Tai pirminkai 2 kojom 2 lentutes. Ta visą laiką spaudi ir šaudyklę kaiščiai, tai toks tas raudimas. Tai dabar prisimeni, kas būna kaip, pavyzdžiui, kiniškas patiekalas voverės skonio karpis. Nu va, Tai čia jis va taip ir atrodo. tai čia karpis. Jo. Realiai čia karpis. Dar būdami Hanojuje užsirašėme įdomesnių valgių pavadinimus. Juos nors ir baugu, bet pabandyti norėjosi. Turim pagrindinius dalykus, kuriuos bandysim paragauti šitą kelionį. Tai yra visų pirma gyvatė, mėgstu gyvatę, tada skorpionai ir Embrionas ančiuko. ančiuko embrionas. Sako, tai ypatingai stiprių nervų žmonėms, bet kodėl nepabandžius? Su pukeliais. Jo. Tiek, koks įdomus dalykas. Įpylio vandens, tai kiaušiniai visai kitaip plaukia. Matai, būtent dėl to. Matai? Statau. Gerai. Įspėju, kad vis dėlto mes sugebėjom paaiškinti, ko mes norime ir pagal tai, kaip kiaušiniai plaukioja, dabar yra tokia mislė. Būtent Lietuvoje tokie kiaušiniai, man atrodo, jau visi išmestų, sakytų, jis jau negeras, o čia mes valgysim. Lak, ištrauksiu tą su kojelė. Eik tu savo. Čia gerai? Aš nemanau, kad aš tai valgysiu. Daug ką teko gyvenime ragauti, bet kažkodėl šitas kiaušinis man taip sunkiai nuslydo. Laimės nedaug veidė. Nu, koks tradicinis žodis? Atgauk jėgas. Valgysi? Skanu? Daug majonezo, daug druskos, mažiau plunksnų ir mažiau žinot, ką čia valgai. Nes kai nežinai, galbūt taip, tai nėra tai baisu. Bet čia yra anatomijos pamokos labai geros. Matai, kaip čia, kas čia iš ko vystosi. Kur čia dabar yra snapas, pavyzdžiui, arba kur čia kojos. Aš jau kauliukus tarp dantų jaučiu. Bet plunksnelių nėra, kaip tikėjomės. Pukeliai buvo ten tokie. Panašu į, žodžiu, pavadinkim taip, kad krevetės skonio kiaušinis. Su antiena. Ne, gal mes geriau siūlau, ką jau jūs čia paruošėt. Realios kiaulienos. Jom. Gal numuštai skonį. Įdomiausia, kad yra grindinys. Labai paprastas. Pavyzdžiui, tu vaikštai ir žinai, kad yra ištiestas bambukas, o apačioj matai, kas vyksta. Na taip, tiesiog paprastai. Ir kiekvieną kartą nerimauju, nes visą laiką atrodo, kad įlūšiu. O tai vytaras neįkris čia. Didelis žmogus. Čia neįkris. Čia gerai.
Oh, it's okay. No problem. Yeah, No problem. yeah. Tai labai gerai. Ilga Vietnamo kaimo pažinimo diena baigėsi. Kas toliau? Ogi ilgai laukta naujiena mieste. Tik nežinia, gera ji ar bloga. Pirmą dieną tik kito žmogum, kad ta mašina bus, automobilis kažkaip atsiras. Antrą dieną pradeda abejo, trečią dieną jo nebetiki, ketvirtą dieną ima šiek toks pyktis ir supranti, kad realiai galbūt mus visą laiką vedžiojo už nosies ir to automobilio niekad ir nebuvo, kaip mes tikėjomės. Prieš 3 mėnesius dar pradėjus kalbas apie galimą transporto priemonę Vietname, mes susitarėm su vienu žmogumi, kad gausim UAZą. UAZą. Tai tokį karinį, beveik karinį UAZą. Ir gavom patvirtinimą, kad iš tikrųjų tokia mašina atsirado. Vėliau atsirado netgi 2, taip kad nebuvo problemų. Ir galų gale, praėjus savaitę po to, kai mes atvažiavome į Vietnamą, mes tą automobilį gavom. Parodom? Parodom. Štai. Nu, ir realiai čia iš tikrųjų ir yra UAZas, reikia taip sakyti turbūt. Realiai. Jo, galbūt mūsų mąstymas yra labai siauras. Dėl to mes ką pamatom vieną paveiksliuką tokį, mes jį ir žiūrim. O iš tikrųjų čia žmonės rytuose žiūri pakankamai plačiai. Kai pamatėm, su kokią mašiną važiuosim, tai supratau, kad tai bus pati patogiausia galbūt kelionė, kokias esame turėję. Ir turim dar komplektacijai šoferiuką. Šoferiuką turim. Kuris nekalba angliškai. Okay? And then go ahead. Okay? Mes gavom beje automobilį su narveliu. Na, tas narvelis, kuris vežasi ant stogo, taip pat toks keistenybė kelia, kalbant apie šį vairuotoją, kam vežtis per visą šalį iš Hanojaus į Saigoną paukščio narvelį. Tai tokia būdelė ant būdos. Tai man jau net tokia kažkokia detektyvinė užuomazga atsiranda, ką jis ten į tą narvelį dės arba kam jis įveža. Kodėl tai reikia daryti? Kol kas nerandu jokio atsakymo. Sėdam į UAZą, po tentu. Let's go. Vietnamo karas. Bene daugiausiai mūsų kartos vaizduotę kaitinanti istorinė praeitis. Kaip ši maža šalis sugebėjo atsilaikyti prieš galingą amerikiečių karo mašiną? Mes atvažiavome prie vietos, kur visas gyvenimas virė po žeme. Watch your head. Tavo galva, Martin. Kiek mes jau metrų papačia? Manau, kokį 10. 10? Jo, tai pirmas lygis. Čia yra visa sistema požeminių tunelių, apkasų ir visas gyvenimas net keletą metų čia virė. Vidutiniškai šios provincijos vienam gyventojui ant galvos teko iš viso 7 tonos sprogmenų iš lėktuvo išmestos. O čia pasiklyst galima ir vėl žinok, kad į vieną kitą pusę ir nieko nesuprasi. Vienas ėjimas, kitas ėjimas, trečias, ketvirtas. Jeigu neturi siūlo, kurį gali pririšti prie išėjimo, turbūt sunku būtų čia. Prisiminkim, kad ir tą patį Afganistaną, kur žmonės taip pat dingdavo po žemę, ten buvo vadinami kerizai tokie tuneliai, irgi kelių lygių ir sovietai ilgai negalėdavo suprasti, kur tie dingsta dušmanai su visais ginklais. Staiga jie yra, staiga jų nėra. O čia dar žemyn. Labirintai. Tai aš jau čia palauksiu. Gerai, bandysiu šį praeitą. Man čia per ankšta. Ir mažiems žmonėms čia ankšta, tai galima tik įsivaizduoti, kaip jautėsi Vytaras čia. Bolivijoje po tos šachtose jam buvo sudėtinga, jis ėjo ir paskui turėjo dingti atgal. Tai šį kartą nebuvo taip sunku ir jisai tose tuneliuose prisivertė turbūt kažkokiu būdu ir paskui net išlipo labai patenkintas. O čia išėjimą panašu, kitą. O, ir iškart kurortas. Ką tik įlindom kažkur į molį ir išlindom prie jūros. O, neblogai, tiesiai Kokie paplūdimiai, į karštį. kaip tvokstelėjo.
snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Ar galėtum tu irgi taip atsistoti, irgi papozuoti? Galėčiau. These smiling eyes are just a mirror. Panašiai. Taip mes įžengėme į Huje, uždraustą į miestą. Kaip ir Pekine panašiai, kur gyveno kažkoks tai valdovas ir nieko čia neleisdavo, gyveno tik dinastija. O dydžiu ir visų kitų tai labai panašiai Pekino uždraustą į miestą. Jeigu mes dabar taip ir eisim per visus tos pastatus, tai iš kiemo į kiemą, iš kiemo į kiemą. Tas imperatorius nemažai H turėjo, žodžiu. Turėjo nemažai H ir nemažai žmonių. Ir taip pat turėjo žuvų. Žuvų dar liko. Ir čia dar kaip ir Pekine, kur galima žuvis buvo šerti iš rankų, pameni. Tai čia teks berti taip tiesiai į nasrus. Nu, mažulės. Aš tau pasakysiu, čia nelabai mažulės. Gerai, dresiruotos. Geros mažulės. Tu žiūrėk, iš visur sulenda. Nuostabus šiltas vakaras Huje mieste ir kadangi jau sutemo ir išėjus į gatvę pakvipo maisto kvapų, reiškia, aš žinau vieną vienintelę vietą, kur galima surasti mano draugą. Tai jis bus kur nors čia prie maisto. Ir šį vakarą jisai mums paruoš kriauklių vakarienę. Jo, aš jums parodysiu vieną bairį. Nu. Įkiš pirštą. Aha. Nu gerai, da, atsargiai. Eik, tu ką skandžiuosi? Pasidarė. O tu kaip mes jį valgysim? Valgysim. Kitoje Subudo per džiunglės dalyje. Tai štai, dabar ties mums atnešė pirmą rinkinį to, ką mes susirinkome. Tik tiek, kiek liko? Kutelė. Projektą pristato Omnitel ir Samsung.